Programoje pažymėti apie gautą mokėjimą pagal pardavimo sąskaitą galite keliais būdais. Greičiausias būdas yra tiesiog prie sąskaitos paspausti tris taškiukus bei spausti žymėti kaip apmokėta. Atsidariusiame lange pasirinkite banko sąskaitą, jeigu reikia galite koreguoti sumą, datą ir spauskite išsaugoti. Sąskaita bus pažymėta kaip apmokėta. Antras būdas – tiesiog įeikite į sąskaitą ir spauskite žymėti kaip apmokėta. Lygiai taip pat galite koreguoti sumą, datą ir spauskite išsaugoti. Trečias būdas – eikite į operacijos, įplaukos, spauskite naujas pinigų gavimas, pasirinkite klientą, įveskite sumą, pažymėkite datą ir spauskite išsaugoti mokėjimą. Įvedus mokėjimą, programa pasiūlo iš karto susijęti mokėjimą su sąskaita faktūra. Paspauskite šį mygtuką, susiekite mokėjimą su norima sąskaita. Jeigu mokėjimas netitinka sąskaitos sumos, programa susieja tik tai reikiamą sumą, o kita dalis lieka nesusieta. Ją vėliau galėsite susijęti su nauja pardavimo sąskaita. Jeigu klientui grąžinate pinigus, juos taip pat veskite per įplaukas. Spauskite naujas pinigų gavimas, pasirinkite tiekėją ir įveskite sumą su minuso ženklu. Pasirinkite datą ir spauskite išsaugoti. Suma bus priskirta tam tiekėjui. Tiekėjo balansą galite pasitikrinti paspaudę ant tiekėjo pavadinimo.